Tai sveiki visi, ačiū, kad čia prisijungėt. Turit visi po kėdę ir po mikrofoną, tai mes galim jaustis norintis kalbėti tada, kai neklausiu, bet jaučiat, kad norit kažką pridėti, iškart parodykit ir mikrofonas jūsų, tai viskas labai greitai įvyks. Ir aš pirmiausia gal pabandysiu visų tokį bendresnį klausimą užduoti visiems. Kaip apskritai jūs sakytumėt, iš jūsų perspektyvos atrodo augalų apsaugos sektorius, kokie pagrindiniai, nežinau, iššūkiai, tendencijos, išsirinkit vieną, iššūkiai arba tendencijos, kuo jūs gyvenat? Tai sveiki visi visų pirma. Iš tikrųjų ir iššūkių, ir tendencijų turime, bet gal apie iššūkius iš tikrųjų, kas labiausiai mato ūkininkų laukiuose, reikėtų dabar kalbėti. Tai šių metų iššūkis, tai tikrai matom visų pirma, tai yra oro sąlygos, kurių mes kaip gamintojai, cheminės pramonės gamintojai negalime įtakoti. Aišku, kitas dalykas, kurį šiek tiek galime įtakoti, tai yra auganti piktžolių atsparumo problema. tą matom laukuose, tą girdim iš agronomų gyvenančių laukuose visą sezoną, tą girdim iš ūkininkų, kurie tiesiogiai jaučia tą žalą. Dar viena problema auganti, aišku, ir tų pačių kenkėjų augantis atsparumas, vėlgi, kaip pasakyti, tiesiog natūralus prisitaikymas prie pesticidų, prie noras natūraliai išgyventi. Tai ta problema. Ir aišku, ką prieš tai gerbiamas kolega Linas kalbėjo, politiniai iššūkiai, registruojant produktus, noras turėti gerus produktus, ką turi vakarų Europą, mes irgi norim, nors ir lyginant Baltijos šalis su Lietuvai, Baltijos šalis lyginant su vakarų Europą, mes kaip ir maži, bet tikrai norim turėti tuos gerus produktus, kuriais galėtume kažkiek tai įtakoti, kontroliuoti, kad gautume tą gerą užaugintą derlių. Gerai, supratau. Tai politiniai iššūkiai bendresnis, tada kenkėjų augantis atsparumas, piktžolių ir dar sakėt oro sąlygos. Labai trumpai pasakykit tokiai štai įmoniai kaip Bayer, kodėl yra svarbu oro sąlygos, kaip tai susijęs su jūsų veikla? Žinokit, labai svarbu, nes tiesiog oro sąlygos jos tiesiogiai įtakoja produktų veikimą. Jeigu, tarkim, kaip šįmet turėjom tokį pavasarį, kada turim didelius kontrastus tarp temperatūrų, tai tie patys panaudoti produktai, kurie normaliom sąlygom, kada būna normalūs pavasariai, netokie didžiuliai temperatūrų šuoliai, duoda gerus rezultatus. Tai va šįmet matėm, kad kai kuriuose vietose yra problemos dėl to, kad būtent temperatūros, aišku, pavasaris, kaip atsimenam, visi irgi buvo gan sausas, trūkumas vandens dirvai ir taip toliau, atsiliepė į tai, kad produktai neveikė taip, kaip turėjo veikti tiesiog. Gerai, kol kas labai ačiū. Erika, ką jūs pridėtumėte apie iššūkius ir tendencijas augalų apsaugos srityje iš Adamos perspektyvos? Tai pirmiausia, turbūt laba diena visiems partneriam, kolegom, ūkininkam, jų antrom pusėm ir aišku, be galo Linas Agro, didžiulis ačiū už tokį fantastinį suburtą žmonių renginį. O aš galėčiau tik pridėti, kad augalų apsaugos įmonės visos, kurios yra čia, kurios gal dar ne visos ant scenos užlipo, mes esam netikėjai, mes esam jūsų partneriai. Ieškoti sprendimų, spręsti tos iššūkius, ką minėjo Povilas, aš nesikartosiu. Tiesiog visą laiką ieškome būti arti praktinių sprendimų ūkininkam, mūsų partneriam ir būtent tos įmonės gal ir tie tikslai, kaip aš sakau, Adamos yra nuo mokslo, būti tiltas iki ūkininko, pateikti paprastą, aišku sprendimą, saugodant gamtą, būti tvaresniem. Čia minėjot jūs, kad to tvarumo žodžio, kaip ir, ar žino ūkininkas, ar tas augalų apsauga ir žemės ūkis gali būti tvarus, tikrai taip. Mes einam link to ir einam tą tendenciją, kad jūs puikiai žinote, kad žmonijos daugėja, maisto poreikis didėja ir iš tikrųjų visus įvertinus kliūtis, mes vis tiek ieškome sprendimų pateikti produktus, kad būtų didinti derlių, bet tuo pačiu ir saugoti gamtą. Ačiū labai kol kas. Su mumis taip pat yra ir BASF atstovas ir tas pats klausimas jums, kaip iš jūsų perspektyvos, su kokiais iššūkiais ir tendencijom susiduria augalų apsaugos sektorius. Hello everyone, also from my side. It's a pleasure to be here. Thank you for hosting us. Thank you for also Adama and Bayer to participate in this very interesting exchange. I'm from Italy.
I'm from Italy. I am Italian, and I can bring also the point of view of my personal experience. I believe that the biggest challenge that farmers has today is exactly to manage the unpredictable weather condition. Last couple of years, we had a big amount of rain flooding the grapes orchard, and you know how important is for Italy the production of wine. And when I moved here, actually I perfectly remember last year how big was the impact of the winter kill on the north part of the country, damaging lots of farm cultivating the oilseed rape. So I really realized that today is really difficult to have, for the farmers, to have a flexible toolbox to adapt the solution according to the weather conditions, which are not stable. And as BASF, of course, we are trying to provide exactly a flexible toolkit for the farmers in order to be flexible and to manage season by season the difficulties coming from the weather condition. And the topic of having less and less and less active to control the disease, it's a topic, especially for the R&D company, which the main goal is to bring new active in the market. In this European condition is very, very difficult today. Yeah. Tai visų pirma, noriu padėkoti Jums už kvietimą į šį nuostabų renginį ir šią įdomią diskusiją. Aš pats esu iš Italijos ir iš tiesų labai kaip iš išorės stebiu tą situaciją ir labai puikiai mačiau, kaip per pastaruosius keletą metų tie nenuspėjami orai ir buvo pats didžiausias iššūkis kėlęs ūkininkams, labai daug galvos skausmo. Ir pastaraisiais metais Italijoje mes susidūrėme su labai didžiuliais lietumis ir tą mes matėme akivaizdžiai. Žinote, kad Italija yra vyndarystės šalis ir vynuogynai dėl didelių lietų iš tiesų nukentėjo. Praėjusiais metais persikėliau dirbti į Lietuvą ir iš tiesų taip pat matėme, kad nenuspėjamos orų sąlygos turėjo didelį poveikį ūkininkų derliui šalies šiaurėje. Ir iš tiesų, dabar mes kaip iš savo BAS perspektyvos stengiamės ūkininkams pasiūlyti, kiek galima lankstesnės galimybės prisitaikyti prie tų nenuspėjamų orų ir pasiūlyti tokius produktus, tokį produktų rinkinį, kurie padėtų kovoti su visais tais kenkėjais. Ir žinoma, stengiamės prisitaikyti ir prie reglamentavimo, europinio reglamentavimo, mažindami aktyvių medžiagų kiekius, tokiu būdu siekdami išsaugoti aplinką, bet padėti to pačiu ūkininkams ir kovoti su kenkėjais ir kontroliuoti piktžoles. Ačiū, čia su mumis yra BASF atstovas Luka Anesi ir jam padedanti vertėja. Ačiū Jums. Mes turbūt, kad galim apibendrinti, kad ką girdim, kad visgi labiausiai iššūkis yra orų sąlygos ir sudėtingumas pritaikyti sprendimų prie nenuspėjamumo orų atžvilgių. O kalbant apie inovacijas mokslinių tyrimų srityje, kaip investicijos į mokslinius tyrimus daro įtaką inovatyviems sprendimams žemės ūkyje, gal čia orai netokie ir svarbus, gal čia Adamai klausimas? Inovatyvumas tai tikrai yra vienas iš turbūt kriterijų svarbiausių visų įmonių, ne tik kad Adamos, bet ir kad šalia tarp dviejų džentelmenų įmonių. Ir aš sakyčiau, kad iš tikrųjų labai yra gal tokia nuomonė, kad augalų apsauga tai yra veikli medžiaga. Ne, tai toli gražu ne tik veikli medžiaga. Tai yra formulacija, kas joje sudaro ir pati veikli medžiaga užima labai mažą dalį tom produkto. Bet labai svarbu formulacijos, ieškojimas naujų kaitos kartos formulacijų. Ir mūsų būtent inovatyvumas ir yra, kad Adama didelį dėmesį labai skiria į ateinančias naujas formulacijas, bet ir esamas. Mes praeitais metais metų gale pristatėm labai sėkmingai mūsų naują formulaciją Sorbital. Tai rodo, kad įmonė tikrai labai investuoja stipriai, ieškantys sprendimų, kaip pateikti naujas formulacijas, kuris greičiau įsisavina augalą, apsaugo jų ir saugus ir gamtai, ir naudojimo kiekis yra mažesnis, bet efektyvumas yra daug geresnis, bet tuo pačiu būti ir tvariem žemės ūkyje. Tai formulacijos yra be galo stipru ir manau visos įmonės, didžiosios tarptautinės pasaulinės įmonės į tai investuoja didelius ir išteklius, ir lėšas, ir mokslą, ir žinias. Jūs paminėjot veikliasias medžiagas, gal mes Bayerio galim paklausti, kaip kūriamos naujos veikliosios medžiagos?
Visų pirma, tai gal reikėtų pradėti nuo to, kas skatina jas kurti. Tai skatina kurti, vat, kaip ir pradėjom. Tai visų pirma, ta didelė klimato kaita. Ir mes, Bayeris dabar iš tikrųjų pristatinėja visam pasaulyje visai naują modelį. Gal reikėtų dar paminėti ir tą dalyką, kad taip natūraliai kas metai Bayer globaliai, kaip žinot, Bayer turi ne tik pesticidų verslą, bet turi ir vaistų verslą. Tai globaliai į tyrimus, į mokslus investuoja nuo 2,2 iki 2,7 milijardų eurų. Ir šitoj vietoj tyriam daug, ieškom daug visokių sprendimų būdų, ne tik žemės ūkiai, bet ieškom ir sveikatai. Kalbant apie veikliasias medžiagas, ką dabar Bayeris pradėjo taikyti ir vis greičiau ir greičiau įsibėgėja, tai pradėjau naudoti dirbtinį intelektą, kad greičiau sumodeliuotų, greičiau pasižiūrėtų, kaip veikia, būtent veiklios medžiagos, kaip jos gali prisitaikyti ir kaip jos atitinka visus keliamus standartus. Ta patį tvarumą, tą patį saugumą aplinkai, žmonėms ir taip toliau. Tai labai didelė investicija, nemažai kainuojanti, aišku, tas dalykas dabar yra gan naujas, bet taip supratimui galiu taip palyginimui, kad jūs suprastumėt, per 15 metų pastarųjų Bayer sugebėjo surasti 15 naujų veiklių medžiagų pasaulyje, kalbant žemės ūkio sektoriui, per 15 metų 15 veiklių medžiagų. Kaip mums suprasti, ar čia daug ar mažai? Kaip mums apčiopti? Šiaip iš tikrųjų tai gan gerai, bet nedaug. Pradėjus naudoti dirbtinį intelektą, kalbant globaliu mastu, pasauliniu mastu, per keletą metų Bayer sugebėjo atrasti 10 potencialių kandidatų, iš kurių 3 jau eina registracijos procesus ir per kelis metus jau 10 yra potencialių kandidatų, kurie pareis į rinką. Ryšantis šiek tiek prie gerbiamo Lino Kojalos, pasakysiu, kad pareina į rinką pasaulio, bet į Europos nežinau, dar matysim. Tai dėl reguliacijos ar dėl ko? Dėl politinių sprendimų, būtent dėl to paties žaliojo kurso. Apie žalį kursą galėsim irgi dar trumpai pasikalbėti. Aš BASFO irgi norėčiau paklausti apie jūsų inovacijas, kokiom jūsų įmonė skiria didžiausią dėmesį, kaip atsirenkat, gal yra kažkoks vienas ar kitas pasiekimas, kurio norėtumėt pasidalinti. Yeah, thank you for the question. Just let me set a little bit the framework. As a global leading R&D agriculture company, we are present over 140 countries. We are talking about 13,000 of employees, generating 9.8 billion of sales in 24. And just to give you a number, as the other colleagues has done, also BASF is investing 10% of the total revenue yearly for the R&D processes, which says a lot regarding our commitment in producing innovation for agriculture business. And for the Baltic perspective, I would mention 2 big innovations. One that we have launched a couple of years ago. It is Revysol. It was a big innovation in the fungicides triazole segment, probably something that you know and utilize in your daily activity. But we are so excited because now we are bringing to the market in Baltics also another big innovation, this time in the herbicide segment for protecting for winter cereals from the grass weeds, which is Luximo. So please remember this brand because it will be one blockbuster of our portfolio, of our pipeline. And we are extremely enthusiastic about this, the results that the product is showing, as it is already registered in countries like UK, showing that this new active, we are talking about a completely new active, a new mode of action. We are extremely happy because we are bringing to the market a new mode of action in a moment in which important and historical active like flufenacet are going out. And this is the scope at the end of our job. Replace the gap in the portfolio of the farmers as soon as we can. What is the brand to remember? What is the name of the brand? Luximo. Okay, thank you. Would we hear the
Tai ačiū Jums labai už klausimą ir iš tiesų, šiek tiek norėčiau Jums plačiau papasakoti kontekstą. BAS, būdama iš tiesų lyderiaujanti įmonė mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, veikia daugiau nei 130 valstybių pasaulyje ir turi daugiau nei 13 000 darbuotojų. Praėjusiais metais mūsų pajamos siekia 9,8 milijardo ir BAS kasmet skiria 10% savo metinių pajamų būtent moksliniams tyrimams ir plėtrai. Tai iš tiesų rodo BAS įmonės didžiulį įsipareigojimą inovacijų kūrimui ir moksliniai plėtrai bei tyrimams. Ir prieš keletą metų mes pristatėme labai revoliucingą produktą fungicidą Revizol, jis labai sėkmingas rinkoje, o šiemet iš tiesų nekantraujame pristatyti naują produktą, kitokį produktą, herbicidą Liuksimo. Jis yra labiausiai skirtas apsaugoti žieminiams pasėliams nuo piktžolių. Tai iš tiesų esame nepaprastai entuziastingai nusiteikę, kadangi būtent šio produkto, Liuksimo produkto tyrimo rezultatai parodė puikius rezultatus ir tai yra visiškai nauja aktyvioji medžiaga, naujas veikimo metodas, tai tikime, kad tai padės ūkininkams užpildyti atsiradusią spragą ir pakeisti trūkstamus produktus kovoje su piktžolėmis. Ačiū labai. Porą minučių norisi skirti pakalbėjimo apie generikus. Nepaslaptis, kad ir generiniai produktai rinkoje plinta. Gal Adama pasakys porą žodžių ir iš tiesų jie yra geresnė, pigesnė alternatyva. Taip, tai labai įdomi, gili ir aktuali tema, ypač Adamai. Aš jau 15 metai šito įmonėje ir jūs turbūt visi ūkininkai, žemdirbėjai prisimenat, kad laiką Adama buvo minima kaip generinė kompanija. Tikrai taip, mes esam patys didžiausia pasaulio generinė kompanija, tačiau niekada nebuvom pigiausi, nes kažkoks tai stereotipas yra, kad generinės įmonės yra pigiausias pasiūlymas. Tai yra labai klaidinga. Mūsų generinė kompanija, iš tikrųjų, įmonė pati pradėjo nuo 44 metų, tai vadinasi tikrai labai sena įmonė, labai brandi ir didelis dėmesys skiria visą laiką inovacijom, kad nupirkus veiklią medžiagą, pasibaigus patentui, ne tik tai parduoti ir ieškoti pelno, bet iš tikrųjų dar investuoti, apdirbti formuluacijas, kad tas produktas būtų veiksmingas ir naudingas, ypač žemės ūkiui ir sprendimas mūsų galutiniam vartotojui. Ir labai tokia klaidinga nuomonė, aš čia gal noriu padiskutuoti šiek tiek, nes visi galvoja, veikli medžiaga ta pati, ar pas mus, ar pas kitus, tai veikia taip pat. Iš tikrųjų tikrai ne. Visi einam į vaistinės, aš tiek mus tapatinu su medikais, mes gydom augalus, medikai gydo žmonės. Ir kaip ateini vaistinė, paimi produktus su tą pačią veiklią medžiagą, jie tikrai veikia skirtingai. Taip ir čia, generinės kompanijos iš tikrųjų ateina per pastaruosius 2-3 metus, labai daug girdime įvairių pavadinimų, įmonių, produktų ir viskas yra gerai. Jie irgi veikia, aš negaliu sakyti, kad jie yra blogi, bet tačiau įvertinus panaudojimą tam tikrom sąlygom, kaip šiemet šalna, ar lietingas, ar sausas periodas, tada labai galima greitai pamatyti originalius arba inovatyvius produktus, kurie yra investuojami į formulaciją, į kokybę ir tie pliki generiniai, nes iš tikrųjų tada labai akivaizdus būna poveikis laukuose. Tai labai prašyčiau irgi mūsų klientų, mūsų ūkininkų, žemdirbių, įvertinkit viską. Ekonomika kartais labai svarbu, taip jinai tą kainą suvilioja, ten tie keli centai ar pusę euro, bet iš tikrųjų pažiūrėkite biškį gilesnioj perspektyvoj. Kiek gausit priedo, koks tas bus ekonominis įnašas jūsų gale to derliaus. Žiūrėkite tikrai plačiau. Ir noriu pasidžiaugti, čia kolegos pasidalino skaičiais, tai per pastaruosius 5 metus Adama irgi Europai pristatys apie 30 naujų inovatyvių ir naujos kartos formulacijų, nes kaip ir iš Povilo girdėjot, naujų veiklių medžiagų atėjimas į rinką nėra toks dažnas, jų nėra tiek daug. Bet tikrai visos įmonės skiria dėmesį į produkto kokybę, kad jis duotų įsiskverbimą, apsaugą geresnį visą derliaus norimą rezultatą, bet tuo pačiu ir saugot gamtai. Tai tikrai ne visada kaina nulėmė gerą rezultatą. Povilai, jeigu jūs nesutinkat su Erika šituo aspektu, tai trumpai pasakykit, bet dar labiau noris jūsų paklausti jau mūsų laiku po truputėlį senkant, tiksliau jau sparčiai, naujų veiklių medžiagų atėjimas į rinką nedažnai atsitinka. Dabar pasakė Erika, jūs prieš tai taip lyg ir įvardijot, kad į Europą atėjimas dar yra sudėtingesnis. Tai
kaip jūs žalią kursą vertinat? Ar visgi tai, ar tai, ką Erika sakė, kad tvari žemdirbystė, ūkininkavimas taupus ir tvarus viskas yra įmanoma, ar jūs taip visgi turėtumėt kitą nuomonę? Taip, žinot, labai nesenai turėjau tokią labai gerą diskusiją su gerbiama Zita Varanavičiane, mūsų CropLife asociacijos direktorė. Ir tos tokios žinios iš Europos yra tokios, kad tiesiog dabar žalias kursas, tai kaip yra jau pasenęs reikalas pasirodo. Dabar keitėsi Europos komisija, kuri nori Europą padaryti vis dėlto daugiau konkurencingą ir patrauklę ir kad galėtume konkuruoti bendrosiose rinkose. Tai vis dėlto atsiradęs žaliajam kursui naujas toks skambus pavadinimas, tai yra Draghi. Ir tas, kaip jisai garsiai buvo pristatytas, taip tyliai numirė, pasak gerbiamos Zitos, tai iš tikrųjų taip ir yra. Ir jeigu žiūrint bendras tendencijas, žiūrint geopolitinę situaciją, žiūrint visą šitą situaciją, kas dabar vyksta, tai sakyčiau, kad tikrai mums sunku konkuruoti, sunku užregistruoti produktus, dėl ko aš pirmai taip įsireiškiau apie Europą. Kalbant didesnių mastų viduj, netgi Bayer įmonėje, pirmiausia, kalba eina apie kitus kontinentus, kur kalbama apie naujas veiklias medžiagas, lengvesnį jų užregistravimą, tiesiog netgi skaičiuojant ir kaštais, mažesnis investavimas į tą užregistravimą, nes, kaip žinom, Europa yra pasistačius tuos standartus, kur taiko tikrai labai aukštus standartus registruoti produktą, o kaip žinot, Europoje aukšti standartai, o mes esam šiaurės zonoj, kur šiaurės zonoje yra dar aukštesni standartai. Ir jeigu dar labiau lokalizuojant, Lietuva išsiskiria iš šiaurės zonos šalių, kur yra patys aukščiausi standartai registruoti produktą, kur reikia labai stipriai viską įvertinti. Nu, kaip pavyzdį galėčiau pasakyti visiems jums ūkininkai labai, sakykime, aktualų dabar klausimą, tai insekticidas, Sivanto Energy, kaip žinot, mes jį ką tik šviežiai užregistravom. Šitas produktas turėjo pakeisti prieš tai buvusį pirmtaką Proteusą, bet matot, kiek metų užtrukom, pakol jisai iki mūsų atėjo ir tiesiog, kai pradėjo politiniai veikėjai, sakykime, žmonės ir aišku, Europos pati valdžia ir visa kita pradėjo įsiklausyti, ko tikrai reikia ūkininkams. Ir kai mes atėjom su pasiūlymu, kad tikrai galim pasiūlyti, tiesiog radom bendrą kompromisą, kaip jums gauti šitą produktą ir šiandien turim rezultatą, kur visai prieš kelias dienas yra prapleista etiketė, kur galima naudoti ir javuose. O bulvėms ar galima? Kaip sakot? Bulvėms ar galima? Bulvėms dar negalima. Šiaip kitose šalyse turim šitą registraciją, bet pas mus etiketėje šito dar nėra. Bet tikimės užregistruoti šiek tiek į ateitį šito produkto kitą atmainą, būtent fluperadiforono veiklę medžiagą, kuri bus galima naudoti ir soduose daržuose, kas yra irgi sodininkam, daržininkam labai skaudus momentas ir mes asociacijai šitą klausimą labai stipriai diskutuojam, kaip jiems padėti. Kad klausimas skaudus, aš matau iš klausimų auditorijos, ačiū, kad jūs užduodat bent 2, tikrai pabandysiu užduoti likus štai 2 minutėms, kad jaustumėt, kad mes tikrai jūs girdim ir atliepiam. Kodėl visgi tiek mažai daržovėm fungicidų, ypatingai bulvėm, taip pat ir insekticidų? Arba yra registruoti, bet nėra kur įsigyti? Tai čia tikriausiai aš turėčiau atsakyti, nes visą pavasarį, taip nekukliai pasakysiu, buvau skalbiamas būtent visų asociacijų tų mažesniųjų dėl sodų daržų. Tai iš tikrųjų... Koks skalbimo rezultatas? Realiai yra toks rezultatas, kad šiai dienai yra taikomas toks 120 dienų įvežimo registracijos metodas ir, žodžiu, tokiu keliu nuėjome, nes iš tikrųjų labai paprastai, kai registruoji produktą, visada vertini jo atsiperkamumą. Kalbant apie sodus daržus, pas mus per daug maži plotai, kad mes investuotume tokius didelius pinigus ir parvežtume į Lietuvą, kaip pavyzdys, produkto, vieno produkto, kaip pasakysiu, nepaslaptis, 5 litrus užsakymą gavom Lietuvai. Atleiskit, mums tiesiog yra per brangu. Gerai, dabar dar 2 trumpi klausimai kiekvienam iš atstovų, kurie dar į trumpuosius klausimus neatsakė ir tada jau mums bus metas baigti. Šitas yra labai suktas ir drauge labai geras. Iš vienos pusės sėdi Bayer atstovas, iš kitos Adam atstovė. Kuris herbicidas yra geresnis? Targa, Super ar Leopard? Gal kažkuris yra generikas? Nenuleiskit galvos, Adamai, duosim. Čia amžinas klausimas.
Čia iš tikrųjų fantastinis klausimas. Aš atsakyčiau diplomatiškai turbūt. Ir Leopardas, ir Targas Super yra būdų geri. Kaip naudosit, kaip priprantat, kaip pačiam būna prioritetas, ar pasirinkti šitą ar šitą. Čia iš tikrųjų klausimas labai jau senas, gildenam per visus renginius, seminarus. Kaip aš sakau, visi produktai yra geri. Žiūrint, kaip panaudosi, kokią tu normą, kokiam tu, nes dažniausiai gal būna tokia biški kaip ir klaida, ūkininkas ateina, parodo, kad dabar naudosiu, priima sprendimą, konsultantas parekomenduoja, o pasirodo ūkininkas įpada purkšti po 2-3 savaičių, jau pavėluoja. Jau kas buvo šiai dienai rekomenduota, netitinka po 3 savaičių, tada nusiveli produktų. Iš tikrųjų, iš mano pusės pasakyčiau, produktai visi yra geri, tiek ir Leopardas, tiek Targas Super. Tiesiog skaitykite etiketės, įsiklausykite konsultacijos, rekomendacijos, kaip tos produktus tinkamai ir gerai panaudoti. Bet nepamirškit Adamą Turegilą. Ne tik Leopardą. Taip, kad mes turim 2 pasirinkimus, o Bairis vieną. Ir aš ką jums laikinai. Ir aš ką jums pasakysiu dar, ką ir Erika prieš tai gerbiamą minėjo, kad rinkitės pilnai formuliuotus produktus ir naudokit, kurie veikia ekstremaliomis sąlygomis. Gerai, labai konkretus patarimai su konkrečiais pavadinimais, bet man reikės konkretaus patarimo iš BASFo, tiksliau atliepti žmogų, kuris klausia apie kainas. Kokios vis dėlto yra pesticidų kainų tendencijos 2026 ir tai yra paskutinis klausimas ir jį užduosiu tik tai BASFui, nes laikas jau spaudžia. It's a very tough question, to be honest. The trend is, of course, is that the generification of the market is something that we have mentioned. The price erosion is something that is clear and is evident for everyone. On the other hand, the cost of goods for the energy, for the production of the stuff is increasing to do the political and general situation that we have in Europe and in the world. Personally, we are doing or personally talking about on the behalf of BASF, we are doing our best to keep, in general, the price flat. Then, of course, active by active, accordingly to the area in which it is produced and the supply chain in which it plays, of course, could vary. But we are doing our best to keep the price flat, or if we are able, slightly lower. Of course, we are doing our best to not increase the price, as always. Thank you. Na, žinote, klausimas tikrai labai nelengvas, nes jau, kaip buvo minėta, nemažai atsiranda generinių produktų, taip pat pastebima ir ta vadinama kainų erozija, bet iš esmės, na, produkto kaina daugiausia lemia augančios sąnaudos, energijos ir kitų gamybai reikalingų išteklių sąnaudos, ypatingai dėl geopolitinių priežasčių ir apskritai dėl bendros padėties pasaulyje. Tačiau mes, BASF, stengiamės daryti viską, kas įmanoma, kad išlaikytume tą stabilų, tą patį kainų lygį ir, žinoma, galbūt kai kurių produktų pagal aktyvią medžiagą kainos šiek tiek gali skirtis, tačiau mes darome viską, ką galime, kad išlaikytume kainas stabilias ir jų nekeltume. Ačiū. Visiškai paskutinis kiekvieno sakinys apie kainų tendencijas. Grinai vienas sakinys. Vienas sakinys yra toks, kad kartais kainų pokytį produktuose lemia ne žaliavos kaina, o lemia tiesiog paprasčiausias valiutos kurso keitimasis. Kartais irgi tai būna. Bet galit vis tiek pažadėti, kad stengsitės, kiek tai jūsų valioje, kad nedidėtų darom geriausia, kainos. kad ūkininkai turėtų geriausią kainą. Erika? Aš pati, kaip atstovauju Baltijos šalis, tai iš tikrųjų kovojam ir mes savo tą regioną saugom ir tą kainodarą tikrai bandome apsaugoti, kad tai nekiltų, bet dėja galiu šiek tiek nuliūdinti. Tam tikros veiklios medžiagos, tam tikri produktai tendencingai kils, kaip ir minėjo Povilas, dėl įvairių kitų priežasčių. Jūs kaip žinot, mūsų įmonė Izraelio. Tai mes turim tikrai dabar iššūkius su pristatymu, su gamyba ir su visais kitais momentais. Taip kad pirkite dabar, pasiūlymas geras yra Linos Agro, ką turėsite pas save dabar, sunku pasakyti, ar gausite ateiti to pačiom sąlygom. Yra klausimas beje ir apie konkrečius pasiūlymus, bet man atrodo, jis jau gali vykti individualiuose momentuose, frakcijose, galima ateiti, paklausti palapinėse partnerių. Tai labai kviesim tą daryti. O dabar Erikai Cesiuliai, Lukai Anesi ir Povilui Viganauskui padėkokim, paplodami ir išlydėkim juos iš scenos, toliau bendraukite su jais palapinėse ir kitur.